Labas! Mes ir vėl susitikome mūsų grožio kanale. Aš su jumis vėl, Rūta. Ir ačiū už jūsų komentarus, už jūsų pasiūlymus ir šiaip visus pageidavimus, ką turėčiau kalbėti toliau kitose savo videobloguose. Ir man labai malonu, jog po pačią pirmą videoblogą susilaukiau Facebook'e labai daug visokių žinučių ir komentarų, ir iš tikrųjų šitos prekės, kurias aš rekomenduoju, yra kokybiškos ir geros. Taip, jos tokias yra ir aš nekokybiškų prekių nerodyčiau jums ir nerekomenduočiau, nes tiesiog tai nebūtų labai ir smagu man pačiai teikti jums nenaudingą ir netikslingą informaciją. Ir šiandieną norėčiau su jumis pasidalinti 3 nuostabiamis prekėmis. Tai yra EOS lūpų blizgėsis, kurį tikriausiai visos žinot, Revlon Photo-Ready padaryta ir labai populiarus ir visiems gerai žinomas Beauty Blenderis. Apie EOSą labai daug kalbėti nereikia, nes tikriausiai dauguma jų turite savo rankinėse ar savo kosmetikinėje ir tikriausiai žinote jo teikiamas visas geriausias savybės, nes jis yra 100% natūralus produktas, kurį žiauriai mėgstu naudoti ir teptis kas 5 minutės. Žinoma, to nereikia daryti, bet žiauriai mėgstu jį labai ir žiauriai skaniai kvepia. Photo-Ready padaryta, kuri yra aliejinio pagrindo ir Beauty Blenderis, kuris skirtas visam veidui. Labai trumpai kalbu apie juos dėl to, kad jūs tuoj pamatysite, kaip šitas prekes galima panaudoti vienoje vietoje ant mano draugės Aurelijos veido. Taigi, tai yra mano draugė Aurelija. Sveiki. Ir aš parodysiu ant jos, kaip reikia naudotis mūsų Beauty Blenderiu. Prieš naudojant jį reikia sudrėkinti, kad jisai taptų didesnis, elastingesnis. Ir žinoma, kempinėlė, kuris yra sudrėkinta vandeniu, taip pat dengiant, sluoksniuojant padarytą, drėkina ir veidą. Bet prieš tai, merginos, kurios nemėgsta, kai užsitepa pudrą ant lūpų, galiu pasiūlyti panaudoti vieną paprastą labai triuką. Tai su balzamu, šį kartą EOSu, patepti lūpytes. Nors jeigu darotas tvirtą vakarinį makiažą arba tiesiog šiaip makiažą, kuris turi labai ilgai išsilaikyti, tai aš jums rekomenduoju, kad padarytą užsitempti ant lūpų, bet jeigu jūs tik tai dienai norit pasitepti pirmą sluoksnį, vienintelį sluoksnį, tai jums užteks tiesiog, ir norit, kad lūpytės būtų gražios, tiesiog paprastas, natūralios, tai tiesiog siūlau pasitepti balzamu ir tada tepti pudrytę. Taigi mes sudrėkiname kempinėlę mūsų Beauty Blenderiu. Jis tapo labai elastingas, minkštas ir daugmaž padaryta. Bandysim tepti Revlon pudrą Photo-Ready, kuri yra aliejinio pagrindo. Pudrytę užsitepam ant mūsų paletės, kuri šiuo atveju yra ranka. Ir tepam pirmą sluoksnį tepam paprastai. Nepamirštam ir kaklo. Taigi turim pirmą sluoksnį, paprastą, lengvą, kuris nemaskuoja, vadinasi, tai nėra blogai. Mes turėsim dėti dar keletą sluoksnių, kuriais užmaskuosim visus nelygumus ir trūkumus. Dar kartą pakartosiu, jog prieš dengiant pudrytą veidą reikia būtinai jį sudrėkinti kremu, o dar geriau prieš tai dieną būtų pasidarius veidą pilingą valymą, kad nušveistų jūsų negyvos odos ląsteles, kadangi mūsų Aurelija yra nudegusi saulėje ir ji nepadarė to, bet čia mano kaltė, aš jas neperspėjau, nes nežinau, kad ji yra nudegusi. Tai matosi šiek tiek odos atplaušėlių, bet nieko tokio, susigers pudrytą, mes dar dengsime dar vieną sluoksnį, tai turėtų būti šiek tiek geriau. Tuomet mes tepame antrą sluoksnį. Beauty Blenderis turi labai smagią savybę, kodėl jis yra patogus ir geras, dėl to, kad jisai jo lengva paprasta naudotis. Kai jo tapšnuojame, ant veiduko pudrytę, jį norisi spausti ir sukti. Taip sukuria natūralios odos efektą, tolygiai padengia, nepalieka ruožų. Beauty Blenderis turi dar 2 linijas, tai Pure and Pro. Pure yra balta skirta alergiškai odai, jautrai odai, o Pro yra juoda, kuri jau skirta yra profesionalams dirbantiems visažo srityje. Ir su ja galima ne tik tepti pudrytes, bet ir savaiminius įdėmius. Kaip matot, Beauty Blenderis labai gražiai tvarkingai padengia visą veidą. Jo galima naudoti ne tik skystą pudrą, bet galima naudoti ir kompaktinę pudrą, galima naudoti tepant skaistalus. Tai yra labai patogu, jau labiau, kad su viena priemonė galite padaryti labai daug įvairių žingsnių. Mes to įryšim su pilnu makiažu.
Taigi, padengiam Revlon padarytę su Beauty Blenderiu, taip pat naudojant Beauty Blenderį padengiame sausą padarytę, užfiksavome šlapę ir uždėjome skaistalus. Taip pat paryškinau antakius dėl to, kad nedingtų visi veido bruožai. Ir dabar Aurelijos paprašiau, kad pasidažyti blakstienas ir duosim dar kartą pabandyti pasitepti lūpas EOS balzamu. Žinai, ką padarom? Žiauriai skanus ir žiauriai skaniai kvepia. Taip, tai viena iš tų draugų, kuri pasiėmė mano Invisible buvo padovanota. Taip, nu čia šitą, kuria buvo padovanota Invisible Bubble. Aš jai pavydžiu, žiūrėt, kokie gražus. Šitos mažos rausvos kempinėlės dėka mes turime tai, ką turime. Ir galiu pasakyti, kad labai natūraliai atrodo padengtas veidukas, nes nesimato jokių problematiškų vietų ar dar kažkokių nesklandumų. Tai va. O dabar keliausim ir parodysiu, kaip reikia išplauti mūsų Beauty Blenderį. Gamintojas nurodo, jog šitas muiliukas puikiai tinka kelionę, nes jis taip pat turi ir Beauty Blenderis turi ir šampūną skystą, bet aš įsigijau su muiliuku. Muiliukas yra draugiškas aplinkai ir taip pat jūsų odai nesukelia alergijų, yra labai neutralaus žolelių kvapo. Ir norint išplauti kempinėlę, pirmiausia ją panarinam šiek tiek į vandenį, švelniai sukamaisiais judesiais. Patriname į muilą. Dar šiek tiek panariname vandenį ir lyg masažuojant reikia išspausti nešvarumus. Kadangi šita pudrytė yra aliejiniu pagrindu, Beauty Blenderis, kuris yra universalus, iki pat galo neišsiplaus, nes aliejaus pagrindas susigeria į vidų, todėl reikėtų panaudoti stipresnį šampūną, kuris yra skysto pavidalo. Ir jeigu jo neturite, galite nepabijoti panaudoti ūkinį muilą. Ir išplauti su ūkiniu muiliuku, žinoma, taip pat švelniai masažuojant, plaunant ir taip pat perplauti su originaliu muiliuku, tam, kad nesukeltumėt jokių alergijų savo draugiams. Kai kurios visažistės dar ir naudoja kitą būdą, tai yra išvirina kempinėlės. Taigi, išplovėme mūsų Beauty Blenderį ir mes jį paliekame gryname ore išdžiūti. Tai tuo galima pasitarnauti mūsų konteineriukas, padėti jį atgal ir jisai, gaudamas oro, susitrauks ir grįš į pradinę padėtį. Labai dar svarbus vienas dalykas, kurį pamiršau paminėti video pradžioje, kalbant apie kempinėlės, tai yra tai, kad jau po nusipirkimo kempinėlių, teptukų ir šepetėlių ir prieš panaudojimą būtina jas išplauti. Negaliu žinoti, ką gamintojas ant jų užpurškė, kiek laiko jos buvo neatidarytos, nedezinfekuotos, tad savo ir savo draugių, savo klienčių geroviai siūlau jas išplauti ir dezinfekuoti. Taigi, šiandieną pakalbėjome apie 3 nuostabias prekes. Tai yra Beauty Blenderis, jų muiliuką, taip pat lūpų balzamą EOS ir skystą pudrytę Revlon. Tai noriu priminti, jog EOS 100% natūralumas, kuris labai ilgai išsilieka ant jūsų lūpų, jas minkština ir plekina. Revlon skirtas mišriai ir riebiai odai, pamaitina, puikiai uždengia, suteikia gražų efektą, nepadaro kaukės efekto tikslo. Ir mūsų numylėtinis Beauty Blenderis, kuris turi savo dar 2 drauges, Pure and Pro. Taigi, merginos, kurios naudojatės šitomis prekėmis, arba norite ten panaudoti, norite kažką dar sužinoti ir padiskutuoti šiais klausimais, šių prekių dar kažkokia sudėtimi ar tai, kas jūs domina, galite rašyti komentaruose žemiau. Susitiksim kitą kartą.